Kadangi mes filmuojam ir labai daug filmuojam ir kartais būna tokių dalykų atsitinka neplanuotai ir galvoju, kaip gaila, kad buvo kamera nejungta ir tokių gerų kadrų prasileidžia. Vieną kartą ir tepalo filtras į sieną šovė, tai kas nors iš rankų iškrenta, tai dar kas nors. Todėl mes nusprendėme, kad mums reikia kamerų viduj. Bet neapsisprendėm, kokių kamerų mums reikia, tad pasikvietėm GPS meistrus. Jie, žinokit, atsivežė autobusiuką, labai mandrą autobusiuką. Atvažiuoja į vietą ir galima vietoje išsirinkti kameras, kokias norėtume. Tai einame pasižiūrėti, ką jie atvežė ir netrukus išsirinksime savo kameras. Didžiausia problema yra perkant kameras, kad žmonės dažniausiai perka net nežinodami, kokią jie iš tikrųjų tą kamerą įsigijo. Ar jinai per gera, ar jinai per prasta, jie tik tai sužino, kai ją sumontuoja. Tad žinokit, GPS meistrai išsprendė šitą problemą ir vieninteliai Europai turi tokią paslaugą. Žiūrėkite. Jie su savo kamera mobiliu atvažiuoja pas jūs į namus, ar į biurą, ar į ofisą, kur jums kamerų reikia. Ištraukia visas savo kamerytės laukan. Jūs atsisėdate, įsipatoginate ir jūs išsirenkate kameras, kurios jūs domina ir atitinka jūsų lūkesčius. Tai mes dabar ir padarysim. Išsirinksime kameras, kurios mus domina ir jas sumontuosime pas mus garaže. Kelias minutės atgal pasiteisino dalykas, kad kamerų mums reikia. Čia ką tik toks eismo įvykis buvo. Grindys purvinas, žodžiu, Edgaras ėjo su kava, o montuotojas irgi ėjo, jie susitrenkė ir viskas išsitaškė. Tai va, aš pasakojau, kad pas mus čia visokių įvykių atsitinka, kai niekas nebūna įjungęs kameros. Dabar viską užfiksuosim. Eina savo šitą kamerą didumo, kaip, nežinau, kaip žmogaus galva ir jinai čia kažką dabar fiksuoja, matau, kad sukinėjasi. Tai ir valytuvą turi netgi. Šitą kamerą gali matyti net iki 3 km. Ne visiems tokia kamera yra reikalinga, mes tokios tikrai nestatysim, mums reikia, kad mūsų vidinis kiemas tik tai matytųsi ir viskas. Šita kamera yra labiau skirta žmonėms, kurie turi didelius plotus, didelės teritorijos, pavyzdžiui, ūkininkai, kad galėtų stebėti savo derlių, o mes einame montuoti šiek tiek mažesnės kameras. Ką ten Kazys daro? Einam pažiūrėsim. Ką ten Kazys įdomu daro? Ką jis lempą čia reguliuoja? Fokusas, sufokusavo. Nu, lempas jisai dienos metu reguliuoja, įsivaizduojat? Einu skambinti Kazijui. Watch me sway, darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Kamerytės pas mus pastatytos, viena čia, kita ten, kita ten, kita ten, jau žiūri ir šokiai prasidėjo ir viskas užfiksuota, nufilmuota. Viskas vyrai atsiuntė visas programėlės, viską, aš dabar viską matau, kas vyksta ir lauke, ir garaže. Tai dabar, manau, nei vienas kadras neišeis pro šalį. Darbai padaryti, varom dabar pirkti mašiną.